Labas, Kurk Zarasam, palaikytojai ir sekėjai. Skubame mes pas Jus su naujienomis iš 27-ojo Zarasų savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame buvo apsvarstyti net 25 klausimai. Tiesa, keletas klausimų buvo išbraukta ir juos pakomentuos kolegos. Kiekvienų metų gegužės mėnesį ir šiais metais šiame tarybos posėdyje buvo svarstamas klausimas tvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičių ir taip pat kiekvienoje klasėje vaikų skaičių. Šis klausimas tikrai sulaukė nemažai diskusijų, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad visgi klasės yra sudaromas su labai dideliu vaikų skaičiumi, tai yra 28-29 mokiniai, ypatingai tai svarbu, kad tai yra progimnazijos klasės tokio dydžio, dėl to buvo siūlyta ieškoti sprendimų, galimai mažinant klases arba daugiau skiriant mokinio padėjėjų kiekvienoje klasėje, ten, kur yra vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Klasių skaičius šiame tarybos posėdyje nebuvo sumažintas, buvo priimtas sprendimas toks, koks buvo pateiktas projekte, tačiau manome, kad tikslinant biudžetą rugsėjo mėnesį tikrai bus atkreiptas dėmesys ir bus padidintas mokinio padėjėjų skaičius. Kiekvienas iš mūsų vis dažniau susidurime su atliekų tvarkymo sistemos keitimu ir padidėjusiais tarifais, rūšiavimo klausimais ir panašiai. Ir šiandien iš darbotvarkės tarybos buvo išbrauktas klausimas dėl atliekų tvarkymo sistemos administravimo perėmimo, kuriuo buvo planuota perimti administravimą iš Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą į Zarasų administraciją, tam, kad geriau matytumėm mūsų rajono atliekų tvarkymą ir galėtumėm geriau įtakoti skolų išieškojimą, kuris kaupiasi ir dėl kurio kitiems mokėtojams įmokos galimai didėja. Tai šis sprendimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės todėl, kad paaiškėjo, kad su juo perėmus administravimą keičiasi ir sutartiniai įsipareigojimai su vežėjais, o tai jau apima žymiai didesnės atsakomybės ir pareigas. Todėl manome, kad šį klausimą turėtumėme išnagrinėti detaliau ir tikimės tą padaryti kitą mėnesį. Bene daugiausiai klausimų ir diskusijų sulaukė sprendimo projektas susijęs su viešųjų ir biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centralizavimo. Buvo priimtas sprendimas apjungti 13 viešųjų įstaigų į vieną centralizuotą buhalterinę apskaitą. Šiame etape, o vėlesniuose etapuose sulaukta pasiūlymų, kad reikėtų prijungti ir švietimo įstaigas bei galimai sveikatos centrą. Taip pat diskusijų sulaukė ir kitas darbotvarkėje klausimas dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo su Uzbekistano valstybės Chivos miesto savivaldybė. Aš šito sprendimo projekto asmeniškai nepalaikiau, dėl to, kad Uzbekistanas yra ta šalis, kuri nepasmerkė viešai karo Ukrainoje. Ir taip pat jos demokratiniai rodikliai, žiniasklaidos laisvė yra pačiose žemiausiose vietose. Sutarties pasirašymui su Uzbekistano Chivos miestu taryboje buvo pritarta. Žiūrėsime, kokie bus to bendradarbiavimo vaisiai. Šiandien tiek gerų naujienų, o gal ir ne visai gerų. Su visu posėdžio įrašu galite susipažinti Zarasų interneto svetainėje. O atsisveikindami mes kviečiame Jus į tradicinį Zarasų kurortinio sezono atidarymą, kuris vyks šį savaitgalį gegužės 31 dieną Didžiojoje ežero saloje. Laukiam Jūsų visų renginyje Zarasai tarytum vasarą.